Taip, raukšlės prie ausų ir paplaukęs veido valas, būtent kas liečia jaunystės kampą. Visos nori turėti gražų jaunystės kampą, bet dirbama kažkodėl dažniausiai iš apačios siekiant nudrenuoti. Tas irgi yra ok, bet kol jūs net kabinsite aukščiau, nieko nebus. Šią zoną stipriai įtakoja. Tai kokios būsenos yra jūsų ausis ir smilkiniai. Kaip dirbti su smilkiniais aš parodysiu savo nemokamame webinare, jūs registruotis jau galite, nuoroda bus mano profilio aprašyme. O šiandien aš parodysiu jums, kaip dirbti su ausimi. Vat mes paimam, iššildome ausį, nes pasižiūrėkite, aš čiut pritempiu ausį, matote? Ir jaunystės kampas. Ir net skruostikaulis, apie kurį taip visi svajoja. Toliau reikia dirbti, sakau, su smilkinio zona, bet parodysiu jums tą webinare. Ok, iššildome. Iššildom. Gerai, ausis iššildome su tokiu atitempimu. Nebijokite tampyti savo ausis. Tai yra labai svarbus dalykas. Įstatome pirštą prieš. Prilimpame prie odos. Ant odos neslidinėjom, odos netrinam. Prie odos prilipame ir judinam audinius, kurie yra po oda. Turi atsirasti šilumos pojūtis. Gerai, pirštai sustoja. Ir aplink ausį. Ir virš ausies taip pat. Nuo iki viską. Iššildama. Gerai, galima prie ausies žnyptukais praeiti. Nuo ausies, minkštais tokiais, atkeliant. Ir aukščiau. Nuo ausies, minkštais, atkeliant. Ok, dabar paėmėm ausį ir atitempiam į šoną ir į viršų. Pabūnam. Čiut. Atitempiam į šoną ir į viršų. Į šoną ir į viršų. Formuojam savo. Ir jaunystės kampą. Ir atitempiam. Nuo skruostikaulio važiuojame apatinio žandikaulio kampo link. Įsisukame. Čiut pračiuožiam. Tai padės jums atsikratyti raukšlių šioje zonoje. Aišku, raukšlės priklauso ir nuo kitų dalykų, bet ir nuo šių noriu jums parodyti skirtumą. Aišku, mes akademijoje šiandien jau padirbome, stipraus skirtumo neparodysiu, bet vis tiek galite matyti, kaip išryškėjęs yra skruostikaulis. Noriu parodyti štai. Matote, padirbėjau, kur yra viena ausis ir kur yra kita ausis. Ir kuo aukščiau yra jūsų ausis, tuo gražesnė bus ši jūsų zona. Tai laukiu jūsų rezultatų, pasidalinkite. Ar pavyko pakelti vieną ausį palyginus su kita.